Labai gražų radau 2020 metų GLE 350 formatikas. Tokia raudona ryški, graži spalva. Tai pažiūrėkit, priekyje yra parktronikai ir mušimas labai, sakyčiau, toks protingas. Tai čia sparnas, lempa ir bamperis. Labai nedaug pažeidimo, netgi čia nesimato, kad būtų kažkas tai liesta iš landžirono ar balkio. Buvo labai nežymus mušimas. Tai jinai turi 48 000 mylių, run and drive'as, tai kūrėsi ir važiuoja. Parsiduoda spalio 13 dieną, draudimo kompanijos, kaip matot. Dabartinis statymas už ją yra $9100. Ratukai gražus, šonai tvarkingi. Raudonas perlas, labai graži spalva, Burmeister aparatūra, šildomos sėdynės, medžio apdaila, juodas salonas. Šviesios lubos, liukas. Rašo, kad kūrėsi ir važiuoja. Pasibandom užsivesti. Taip, vedasi graži, klaidų, kaip matot, irgi nėra ant skidelio. Angelaitės, matau, visur šviečia gražiai. Čia irgi viskas veikia, nesulaužyta. Turi varlės pakrovimą, USB-C jungtis, šildomi, šaldomi podelių dėkliukai. O, šitas yra sulūžęs. Šitas kažkaip neatsidaro, bet ranką reikia daryti. Na, bet čia tik tai smulkina realiai. Tuos pasikeisti visus. Engine coolant, 48 000 mylių, kaip matot. Taip, einam apsižiūrim toliau. Salonas tai idealios būklės, kaip matot, viskas išlaižyta, išvalyta, išsiurbliuota. Žmogus, kuris vairavo šitą automobilį, tikrai jį mylėjo ir prižiūrėjo. Galima pamatyti ir pasakyti iš karto. Nes kaip esat matę, dauguma amerikonų nelabai myli automobilius ir jų neprižiūri. Gale parktronikai taip pat. Žiemai pasidėti arba nebūtinai žiemai, bet lietingams orams labai patogu. Visi kilimėliai kaip nauji. Taip, pasižiūrim čia. Yra šiek tiek pabraižyta čia, bet labai nežymiai. Čia gal netgi nusipoliruotų. Pažiūrim iš šitos pusės. Ja, čia, kaip sakant, reikia poliravimo. Jau, kaip matot, pažeidimas tikrai nedidelis.